visą laiką. Labas, reportažas. Sveiki! Aš esu Vilija. Aš esu Karolina. Aš esu Gusta. Ir aš esu Sofija. Šiandien mes klausinėsime tos gimnazijos mokytojų apie taršą. Ar rūšiuojate šiukšles? Taip. Tai kas nutinka gamtai, kai žmonės šiukšlina gamtą? Pirmiausia, kai šiukšlina, mes galim pakenkti gyvūnams, kadangi gyvūnai gali suėsti išmestas mūsų atlikas ir jeigu tai yra plasmasės gaminiai, tai gali pakenkti jų organizmams. Na, o jeigu išpilam labai daug cheminių medžiagų į klozetus, patenka į jūrą, patenka į vandenis, na ir taip mes teršiam aplinką, teršiam vandenį. Gerai, ačiū už atsakymus. Prašau. Ką žmonės galėtų daryti geriau, kad aplinka būtų švaresnė? Be jokios abejonės susirinkti savo šiukšles, ypatingai į gamtą, kai išeiname pailsėti, pabūti, nepalikti taros, nepalikti šiaip šiukšlių pamestų, susirinkti ir išnešti, kur ir priklauso į konteinerius. Gerai. Kaip jūs padedate aplinkai savo kasdienybėje? Aš rūšiuoju šiukšles labai sąžiningai. Aišku, nesvai daug kur papuola, stengiuosi irgi susirinkti, labai mėgstam leisti laiką gamtoje, bet niekada nepaliekam šiukšlių po savęs, visada susirenkam ir rūšiuojam. Ačiū už klausimus. Atsakymą. Kodėl svarbu saugoti gamtą? Todėl, kad Žemė yra gamta, tai mes gyvenam gamtoje. Tai kaip nesaugosi savo namų? Reikia saugoti savo namus. Gerai. Kas yra kompostavimas ir kam jis reikalingas? Kas toksai? Kompostavimas. Kompostavimas. Aš žinau tikrai, nes aš kompostuoju ir sodyboje turiu net 4 kompostus. Kompostavimas yra tam, kad galėtumėm turėti trąšos ekologiškos ir tam, kad kažkaip sunaudoti daržatliekas, lapus, augalų viršūnės, šaknis ir taip toliau. Būtinai kompostuoti reikia. Gerai, ačiū už atsakymus. Tiek! Jo. O Jėzus kaip mažai. Kas nutinka gamtai, kai žmonės šiukšlina? Gyvūnai miršta, žemė palieka nešvari. Ką žmonės galėtų daryti geriau, kad aplinka būtų švaresnė? Mesti šiukšlės į šiukšlinę, o ne po gamtą ir šiaip tvarkyti gamtą. Gerai, ačiū už atsakymus. Ką darytum, jei pamatytum šiukšlinantį žmogų? Na, aišku, pamačius šiukšlinantį žmogų visada yra nemalonu. Tiesiog nesinori gal ten labai pamokslauti, bet priminti, kad pasižiūrėti, galbūt netoliese yra šiukšlių dėžė, ten nueiti išmesti, kad tai darydami tiesiog pasakyčiau, kad mes kenkiame pirmiausiai savo, nes nuo to nukenčia gamta ir įvairios pasiekmes, apie kurias visur dabar yra kalbama. Gerai, ačiū. Kas yra kompostavimas ir kam jis yra reikalingas?
Kompostavimas tai yra biologinių atliekų tvarkymas, kurias galima dėti į kažkokią tai vieną pasirinktą vietą, tos medžiagos suyra ir galima po to jas panaudoti kaip organinę trąšą, patręšti dirvožemiui. Ir tai yra nekenksminga aplinkai. Gerai, ačiū už laiką. Noriu užduoti kelis klausimus taršos tema. Pirmas būtų, ką jūsų manimų galėtume padaryti visi kartu, kad sumažintume taršą? Visų pirma, gal galėtumėm kiekvienas savo namuose pradėti rūšiuoti šiukšles, daugiau vaikščioti pėsčiomis, nenaudoti automobilių. Tai būtų gal tokie pagrindiniai. O antras būtų, kokios jūsų manimų yra didžiausias taršos problemos Lietuvoje, pasaulyje? Pačios didžiausios taršos problemos, jeigu kalbėti apie pasaulį, tai yra plastiko naudojimas, plastikiniai maišeliai įvairūs. Mes bandom jų atsisakyti, bet nelabai pavyksta. Taip pat būtent ta rūšiavimo tema, įvairūs fabrikai, automobilių naudojimas ir panašiai. Na gerai, ačiū labai už atsakymus. Prašau.